Labadiena, sveikinamės iš Semėliškių, esame greičio rato varžybose. Šiandien palaikysim štai šį automobilį. Šturmanė ruošiasi, rengėsi. Pilotas nusileidinėja padangas. Kiek slėgio darom? Pilotas, blemba, šturmano čia darbas. Čia mano darbas. Šturmanė nori būti graži. Pradedam. Atleisk, važiuojam. Startuojam dar vienas greičio ruožas. Kągi matome purvo, purslai, prie oro. O taigi žiūrėkime ir į kitą pusę, 56 numeris taipogi atlieka gan... Na, šiek tiek generatoriaus pozicija gal ir nelabai geroje vietoje šiuo metu, bet tikėkimės, kad viskas tvarkoje. Garsas nelūžo ir galėsime tęsti varžybas. Tai suplojimai 83 numeriui Mantui Gimzilui. Koliukų nevartykit! Oi, gerai! Ruožo 85 numerį. Dar! Atgal! Dar suk! Mane, tatai, nevažiuok ten! Gerai! Neskubėk! Vis tiek laimit! Čia, į mane! Gerai! Sėkmingas greičiausiai. Sėkmingas atvykė patiems sportininkams. Labai patinka vaizdas. Panašu, kad turim vieną įdomesnį jau įvykį. Einam žiūrėti, ką čia chebra prisigalvojo. Va. Galim reduktorių pakeisti, paremontuoti viską. Tas ratas labai gražioj vietoj, iki lempos. Kaip jausmas? Viskas. Oi, traška kaip. Su technika tai vėl būna. Dar kągi matome, Dar vienas pusiau virtimas.
Eidži, vis tiek yra smagu. Dovilė į šoną, eik į šoną. Tikėkime, Tadui pavyks išvažiuoti sava jėga iš šio griovio. Matome prisikabinęs prie medžio, tikriausiai pavyks jam išsikaverioti šiokiais tokiais būdais. Į kur nori ratus susuk? Matome, kitose trasose vyksta veiksmas. Dabar beveik tiesiai. Dar biškį į mane reiktų. Bet, kaip matome, daugiausia veiksmo šiuo metu kol kas vyksta 8 trasoje. Galima sakyti, kad ši trasa yra gal netgi ir sudėtingesnė už visas kitas, kadangi čia daugiausia sustojimų įvyksta. Kai visą tai įsiveliu nori. Atgal, Tadai! Gavau šios informacijos, kas iš tikrųjų gali atsakyti į labai daug klausimų, kadangi Tadas Bartauskas važiuoja tik su vienu tiltu, nes kitoje trasoje jie atjungia, tai dabar gal jam dėl to tik yra sudėtinga, kadangi su vienu varomuoju tiltu tokioje trasoje labai sudėtinga važiuoti. Vis trauk, Dovilė. Na, tikėkimės, kad šiandien kūliais nenuvirs Opelio automobilis. Išmąstys visgi komanda, kaip saugiai išvažiuoti iš šios situacijos. O čia prie 8 ruožo matome ekipažo gelbėjimo operaciją. Irgi norėčiau paminėti, kad kai tokia yra įtampa automobilių virvių, tai stenkitės nestovėti zonoje, kur galimai galėtų trūkti virvė, nes smūgis dabar stiprus turėtų būti, tai irgi galėtų sužeisti šalia stovinčius žmonės. Ore kabo, ore. Ore kabosi. O, pagavo. Negazuok, Tadai, negazuok. Ištrauk skervę. Gerai, tiesiai. Kaip jausmas, pagulėjom šoną? Ble, labai faina. O motoras, klausyk, nebijo, kad taip šoka visiškai. Bet du kartą reikia prabušiuoti. Aš pralyginu. Bet gal pralygintų. Trasos įveikti nepavyko šį kartą. Sakai, dar porą važiavimų reikia. Dar pirma trasa paskui. Atšalalai, dar pirma trasa po pietų. Reikia patruličyti. Vsio. Kaip seka šturmaniai? Labai gerai sekasi, labai gerai pravažiavome. Važiuojame mes tik tai galu, kadangi priekį granatą vairuotojo pusės nusukome. Šiaip jaučiuosi labai gerai, biškai šiek tiek pavargusiai, gal įsipirkinusi. Viskas gerai. O čia gerai, mėsmalė.
Nu, bet čia bus įdomu. Čia tas grevys gilus. Kągi, vėlėjai, dar kartelį noriu priminti, kad apie automobilio Netaikysim. labai kviečiu sportininkus pasibandyti ir šitoje tokioje kitoje rūgtyje ir pamėginti savo automobilio galimybės ir pažiūrėti, kaip Lipa. situacijose išsisuktumėt, jeigu reikėtų kažkur Trakšt. traukti automobilį iš griovio didelio ar apvesti kitą. Tikrai galite šiandieną greičio ruožo, greičio rato tratoje ir taipogi... Davai, gazok, nežinai! Vėl duobė! Čiut kairiau ir dešiniau! Oi, kaip atsimylė. Atgal, paleid! Perkabykas nuo medžio. Nu, čia buferiukui. Tada? Nu, pratesimą žiūrim. Visą žemę, ką? Jo. O. Kas stipresnis patrulis ar medis, aišku? Lietkai gaila turėti, nu. Tam ir skirta mašina, ne? Čia ne šakos traška. Ne. Ežio ledas. Biškį ten papoliruosim gerai. Aišku. Tadas su dviem ratais. Niu, be stropo. Na, čia matome tolumoje, čia šitoje prastoje šiek tiek vyko. Neatleisk! Оп! Давай отдал. Varyk atgal dabar. Ne. Kitą. Ne. O nėra stabdžio atleisti, kad suktųsi? Yra, atleid.
Tai laisvo padaro. Ant laisvo, jo, persuk. Все, trauk, Dovilė. Svarbu pozityvas. Man įveikt reikia. Taip. Man atrodo, greičių dėžę nurodo. Kurį medį? Priekiniai pas tave ratai nesu. Ratai ant kurio? Priekinė ašis nesuka. Ne, tai nulūžė jau senai. Jo. Gerai. Nesuk ratais labai. Duok, tegul biškį patirta. Palauk, tegul traukas. Pėsdaras datkiai. Kur aš padėsiu normalu? Tata į kairę vairą. Kairį. Į kairę vairą. O, gerai, stop. Ne. Labai gerai dabar. Dovilė pasitrauk. Ne. Nesuk, Tadai, daug. Nesuk, čia buldozeris. Čia tu viską tempi, o? Все, važiuojam. Gerai, traukiamės toliau. Tadai, dar į veidrodėlį pasižiūrėk. Nekas. O truputį padėti, tai viskas, no. Nebetraukia gervė? Ne, reikia aukščiau bandyti kabinti stropą. Atriž. Pabandyk, kad tu kas gal daug ištikūro pavyzdė. Matom, kad susidūrė su tokiais iššūkiais. Automobilis defendamas, bet tikėkime, kad tarpas ten bandys automobilį. Gerai, kišam. Čia medelis silpnas. Ne, medis nelūžta, gerai viskas. Bet kodėl nepatinka, gerai. Eina! Nesuk, čia nesuk, raup. Gerai, tada kaip po biškį. Į ten suk, čia kelmas. Gerai. Niekas nepasuks. Taip iškmės jau. Oi, traškesiukai. Šlifavimo mašina. Ką toliau daryti, važiuosi? Nevažiuos. O jis važiuoja? Mašina važiuoja? Per vidurį ten. Давай. Ne, Tada, Dovilė, prie to medžio rišam. Prie apačios biškį pasitem. Prie skrėmulio. Ne, nereikia skrėmulio. Prie to va medžio už apačios. Palauk, Tadai.
Dar biški, nes dabar ant kelmų kaip tik lips, blėt. Gerai, pabandom. Atgal tą dupį. Opa, į priekį. Gerai. Oi, ačiū. Gazo! Finišas! Dovilė? Atiduoda visą savo jėgą. Jonas yra Daniel, 36 numeris. Nu, davai, bandom. Sumokėt. Sargiai, čia taip. Fotografija per vidų. Gerai,